Šiandien norėčiau pakalbėti tokią temą, kur rasti energijos savo kažkokiai naujai veiklai arba galbūt esamai veiklai, ypatingai naujiems tikslams ir naujiems darbams, nes kažką naujo sukurti, tai tikrai reikalinga ir nauja energija. Tie žmonės, kurie turi daug tos energijos, paprastai jie visą laiką yra tam procese, kurime kažkokių tai naujų dalykų darime, smalsume, atradime. Tai jeigu jūs šito dalyko nedarote, jeigu jaučiate, kad jums yra trūkumas tos energijos, jums nesinori daryti, jūs galbūt išlipate iš lovos ir norite vėl į ją grįžti ir jaučiate tokią apatiją, tai tiesiog duosiu 8 patarimus. Viena dalis bus tokių fizinių patarimų, su fiziniais dalykais susiję, kita dalis bus su psichologiniais, kuriuos galite pabandyti naudoti arba pritaikyti savo veikloje, savo gyvenime kasdieninėme, tam, kad jums atsirastų daugiau energijos. Taigi, pirmas dalykas, nuo ko būtiniausia reikia pradėti, ir tai yra bazė ir pagrindinis pamatas, tai yra miegas. Pažiūrėkite, kiek jūs miegate. Ar jūs miegate 7 valandas, ar jūs miegate 8. Tai yra normalus tas miegas, kurį reikia išmiegoti mažiausia galbūt 6, bet nuo 6 iki 8 valandų, geriausia 7-8. Kada jūs einate gulti, tai irgi yra svarbu, ar jūs einate 12 arba 2 nakties ir miegate iki ryto, iki 10, tai irgi nėra geras dalykas, nes pagrinde miego tas hormonas, kai visas organizmas pailsi, persikrauna, melatoninas gaminasi tarp 10 ir 12 valandos. Tai geriausia užmigti iki 10, galiausiai iki 11 valandos ryto, vakaro. Aš pati į lovą guluosi 9 valandą, reiškia, mano visi vaikai 9 jau guli lovojose, mes su vyru irgi jau lovoje gulam ir užmiegam preliminariai tarp apie 10 valandą, vėliausiai galbūt pusę 11. Aišku, ten vakare turim ir savo kažkokių, tai, suaugusių ritualų. Tai va, miegas yra labai svarbu ir aišku, tada tas kėlimasis ir visas režimas. Be miego, jeigu jūs nemiegosite, jeigu jūs naktinėjate iki išnaktų, žodžiu, ar iki paryčių, dar ten kažkur tai benaktinėjant užkandžiaujate, tai nebus jums energijos. Turite nusistatyti pirmiausia miego režimą. Kaip tą padaryti, tai jeigu nesigauna jums anksti, tokiu atveju tiesiog turėtumėt po truputį galbūt vis ankstinti tą laiką. Aš jau daug metų, kaip ir minėjau, einu miegoti 9 valandą, pas mane net tokio klausimo nekyla. Ir turiu aš kitų galbūt tokių problemų, kai draugės kviečia į miestą, į kažkokius vakarėlius arba renginius, kurie prasideda jau 11 valandą, o aš jau, 9 valandą turiu būti lovoje. Taip, aišku, aš irgi padariau tam tikrų išimčių, bet visi tie vakarėliai, net galbūt ir nenaudojant alkoholio, jeigu miegot nueinu ryte arba jau kokią, kad ir 2 valandą nakties, viskas, kita diena man yra be energijos, yra pražuvusi. Todėl aš jau seniai supratau, kad miegas yra pats svarbiausias dalykas lyginant su visais kitais. Tai aš atsisakinėju kartais ir susitikimų su draugiam arba sakau, kažkaip paankstinkime tuos dalykus. Ir galbūt ir nenueinu į tuos kažkokius linksmuosius vakarėlius, bet aš tiesiog dėlioju savo prioritetus, kas man svarbiau, ar vakarėlis tada, ar diena, ar net 2 dienos prarasto laiko, kai aš tiesiog gulėsiu lovui, nieko nedarysiu, valginsiu, skrolinsiu ir būsiu be energijos. Kitas svarbus dalykas, tai yra jums galbūt, jeigu su miegu viskas tvarkoja, toliau viskas kaip ir tvarkoja, turėtumėt reguliariai tikrinti savo sveikatą, nueikite pas savo šeimos daktarus, jie tikrai nemokamai išrašo siuntimus visokiems tam kraujo tyrimams, skydliaukės ir panašiai, tai jūs pasitikrinkit, nes gali būti kažkokie galbūt sveikatos trūkumai ar gal net ir vitaminų trūkumas, dėl kurių priežasčių jums tiesiog trūksta energijos. Aš ne daktarė, tai šitų dalykų nepatirnėjau, tiesiog patariu, kad pasitikrinimas sveikatos tai irgi yra investicija į save. Ir jeigu jūs nusistatysit kažkokį tai sveikatos ar vitamino trūkumą, kuris atima jums energiją, tai žinokite, tą susitvarkę ir atgavę energiją, jūs tikrai uždirbsite daugiau ir pasieksite savo vis didesnių tikslų.
Trečias fiziologinis dalykas tai yra sportas ir mankšta. Tiesiog yra būtina tuo užsimti. Fizinis aktyvumas visą laiką priduoda energijos. Pamenu, anksčiau, dabar šiuo metu nepraktikuoju, bet buvo laikas, kai bėgiodavau. Bėgiodavau rytais ir visą dieną toks energijos užtaisas būdavo. Tai kas sportuojate, tikrai man patvirtins, kad sportas, mankšta, ne veltui yra sakoma, rinktinė mankšta pasikrauti energijos. Tai jeigu jūs dar nepraktikuojate, nesimankštinate, pradėkite bent porą kartų per savaitę. Ketvirtas dalykas tai yra alkoholis. Galbūt jūs esate mėgėjai vakarais alaus išgerti, ar vyno stiklinę, ar dar kažką. Tai šitus dalykus žiūrėkite, alkoholis visą laiką atima energiją, atima gerą miegą, nes tuo metu, kai reikia miegoti, jums organizmas skaido visus tos nuodus. Tai tiesiog kažkaip stenkitės to atsisakyti arba pereiti prie retesnio vartojimo. Galbūt savaitgaliais, jeigu negalite atsisakyti, bet kasdieninis vartojimas tikrai atima jums energiją net ir tais nedideliais kiekiais. Kitas mano toks sąrašiukas yra, sakykime, psichologiniai dalykai, kurie vieni atima energiją, o kuri priduoda. Yra dalykai, kuriuos reikia daryti, kad gautum energiją, bet būna ir atvirkščiai. Kartais reikia tiesiog kažko nedaryti, kad tu gautum tą energiją. Tai pradžioje jūs ką galite padaryti, tai pasidaryti tokį sąrašą darbų arba dalykų, kuriuos jums nepatinka daryti. Tai gali būti kažkokie buitiniai darbai, galbūt nepatinka skalbti arba lyginti, galbūt nepatinka indus plauti, gal šiukšlės nešti, va tokius visokius, ką jūs tiesiog kasdieną matot, va tuos dalykus, kurie nepatinka. Tai šitie dalykai, žinokit, bus, kur labiausiai nepatinka, jums bus tie dalykai, kurie atima energiją. Ką jūs turėtume daryti, tai tiesiog jų nedaryti, juos kažkam deleguokit. Paskirkit vaikams, paskirkit, galbūt susitarkit su vyru arba su žmona. Šitus visus dalykus turite persižiūrėti ir eliminuoti maksimaliai, ką galima, ko jūs tikrai nenorite daryti. Ir kartais moteris sako, ne, aš negaliu, kažko čia mano pareiga, aš turiu tą daryti. Ir tai dažniausiai yra netiesa, nes viską galima deleguoti. Galima blogiausiu atveju, arba geriausiu už pinigus. Esu pastebėjusi, kad kai turėjau namų tvarkytoją, valytoją, žodžiu, ir man jinai tvarkydavo kasdieną, pas mane buvo toks didžiulis energijos antplūdis, aš tiesiog labai nemėgstu tvarkytis. Ir kai prie gero tikrai priprantama ir kai po metų maždaug viso to komforto jinai išėjo, pas mane sumažėjo energijos, nes tada man užgriuvo, ir aš nesamdžiau naujo žmogaus, ir man tada užgriuvo tie tvarkymo visokie rūpešiai, tada derinimai, kas čia tvarkys, ar čia vaikai ar vyras. Tai, sakau, idealiausių variantų tikrai jeigu sau galite leisti finansiškai, tikrai samdykit namų tvarkytojas, o kitu atveju bandykite kažkaip tartis šeimoje, galbūt, kad ne ant jūsų vienos moters kristų visi tie būtiniai rūpešiai, bet juos visus tos darbus išsidalinti. Tai aš šiukšlių nešimą vienam vaikui delegavau, indų tvarkymą kitam delegavau, surpti pas mane vyras mėgsta ir taip aš viską išstumdžiau, nes man iš tikrųjų nepatinka tuos dalykus daryti ir iš manęs tai atima energiją. Jeigu atima energiją, aš tada būsiu pikta, nepadarysiu kitų svarbių darbų. Tai kitas, aiškus, tada sąrašas yra tie dalykai, kurie jums patinka, kurie jūs pakrauna energijos. Galbūt jūs mėgstate muzikos paklausyti, garsiai automobiliu, tarkim, važiuojant ir jūs taip pasikraunate. Galbūt jums reikia vonioj pagulėti, galbūt ryte užtenka lūpas pasidažyti. Jūs tiesiog turite atrasti savo, galbūt šunį pavedžioti rytais arba vakarais. O galbūt knygą paskaityti ar, nežinau, paskambinti draugiai su ją smagiai pasijuokti 10 minučių. Jūs turite atrasti tuos dalykus savo, atpažinti, kurie būtent jūs pakrauna. Ir juos tikrai naudokite kiekvieną dieną, raskite savo kažkokių tai mažų pakraunančių malonumų. Man, pavyzdžiui, laikas su savim, pabūti vienai yra labai svarbus dalykas ir aš visą laiką stengiuosi rasti savo kažkokią tai valandėlę arba 2, kur aš būnu tiesiog viena su savim ir mane tai labai pakrauna. Nes nuolatinis buvimas tarp žmonių iš tikrųjų mane išsunkia. Trečias dalykas yra, trečias ir ketvirtas irgi tokie eina kaip antipodai. Tai pirmas
apie neigiamus dalykus. Pasižiūrėkit, kokios yra situacijos arba žmonės, kurie iš jūsų tą energiją atima. Galbūt jūs turite savo kažkokius artimus giminaičius, su kuriais pasiskambinus 15 minučių viskas, jums energija dingsta ir jūs nieko nenorite ir negalite daryti, nes ten yra kažkokie priekaištai, galbūt neigiami dalykai, galbūt tai yra darbe pas jūs yra kokia nors toksinė aplinka ir tenai yra išsunkiama energija. Galbūt jūs esate darbdavys ir turite pasisamdęs kokį nors gerą darbuotoją, kuris tarsi labai gerai dirba, geras specialistas, bet kaip žmogus yra baisus ir jums kažkaip tai nepatinka ir ten visokie tokie negeri dalykai ir išsunkia jūsų energiją. Jūs irgi tada turite pasižiūrėti, atrasti tuos tokius energetinius, kaip sakau, vampyrus. Gali būti tiesiog net ne žmonės, o kažkokios situacijos, galbūt ginčiai su sutuoktiniu jums atima energiją, galbūt ginčiai su vaikais. Tai jūs turite būtent identifikuoti žmonės ir situacijas ir bandyti galvoti pradžiai, kaip tuos dalykus galite sumažinti arba iš viso eliminuoti. Pavyzdžiui, aš jeigu susipykstu su vyru, retai labai tai būna, bet tikrai buvo pastaruoju metu, 2 dienas negalėjau nieko dirbti. Vos ten paskrolint kažką, bet energija man buvo visiškai atimta. Ir aš supratau, kad tie ginčiai arba moteris mėgsta visokius nekalbadienius daryti, tai iš tikrųjų jums kenkia. Ne tam kažkam, kam jūs bandote atkeršyti ar dar kažką, bet jūs save labiausiai nuskriundžiat. Tai šitų dalykų reikia vengti, ne tai, kad vengti pabėgų, bet aišku, spręsti tas problemas, išsiaiškinti ir uždaryti. Jeigu kažkokie jūsų aplinkoje yra toksiniai žmonės, tai jūs galite arba su jais pasikalbėti, tiesiog nuoširdžiai, aiškiai pasakyti, kas jums nepatinka, nustatyti savo ribas, parodyti, kad jūs jas turite ir kad daugiau taip nesielgtų. Jeigu to neįmanoma kažkaip tai padaryti, tai žmonės galbūt negirdi jūsų, nesupranta arba specialiai kažką daro, tiesiog arba bandyti juos iš tos aplinkos išimti, arba jūs pati iš tos aplinkos pasitraukti, tai žiūrėkit kokia situacija. Pavyzdžiui, būna, kad skundžiasi, kad skambina mama, jinai tenai negražiai šneka, apkalbinėja, pletkina ar dar kažką. Ir jūs tikrai neprivalote pusę valandos ar valandą klausyti savo, būdama suaugusi moteris, klausyti savo mamos kažkokių tai pamokslų ir ypač tokių, kur jūsų nepalaiko ir neįkvepia. Tai ką tada daryti? Labas mama, man viskas sekasi puikiai, ate susiskambinsim po savaitės. Tiesiog irgi brėžti ribas su tais savo artimaisiais, kurie net negyvena galbūt kartu su jumis, kad nešvaistytų jūsų laiko ir neatiminėtų energijos. Taip pat galite pasakyti, o kaip jūs norėtumėt su jais bendrauti, kad irgi jie galbūt nepagalvotų, kad jūs atstumėt, bet aišku, dažniausiai patys save atstumė. Su bendradarbiais lygiai taip pat yra ribos, arba jūs galite, galbūt yra ir pats laikas pakeisti darbą, galbūt pradėti savo, galbūt iš tikrųjų laikas atleisti darbuotoją kažkokį iš darbo, bet jūs tiesiog nedrįstate dėl tų kitų kažkokio galbūt godumo, nes tarsi gerai dirba, lygtais atneša pinigus, bet jūs visą laiką pažiūrėkite tą kitą pusę, kiek jums kainuoja tas pinigų uždirbimas, tiek jūsų pinigų, tiek kai jums kažkas galbūt uždirba. Ir 4 punktas, tai ieškokite pozityvių žmonių, bendraukite su pozityviais žmonėmis, bendraukite daugiau su tais draugais, kurie yra pozityvūs, kurių jūs palaiko. Taip pat eikite į verslininkų, į tinklaveikos susitikimus, verslo pusryčius, ten tikrai yra gausybė pozityvių žmonių, nes tie, kurie labai negatyvūs, jie tiesiog neina į tokius susitikimus, jie sako, čia nesąmonė, iš karto negatyvūs jiems viskas yra nesąmonė ir negatyvūs aplamai nieko neina, nedaro, tik randa savo kažkokią auką, kuriai gali skųstis. Ir kas dar? Dar to pozityvumo su žmonėm galite ieškoti, galite eiti, susitikti su savo coacheriais, su kažkokiais mentoriais, nusipirkti mokamas konsultacijas pas tuos žmonės, kurie yra daugiau pasiekę ir kurie jūs įkvėps siekti tikslų. Tai yra toks geriausias motivatorius ir geriausias toks ilgalaikis užtaisas kažką daryti. Taip pat ir prie to įeitų ir mokymai, kai jūs mokotės kažko naujo. Yra dalykai, kurie mus pakrauna energiją, yra dalykai, kurie mus iškrauna. Tai tų iškraunančių dalykų yra labai daug, apie kai kuriuos jūs galbūt net nesusimastote arba jų neatsisakote dėl to, kad nežinote, kad jų atsisakius galima
uždaryti tuos dalykus, arba tiesiog baimės yra visokios ir aš juos vadinu energetinėmis skylėmis, per kurias išteka ne tik jūsų energija, bet ir išteka pinigai. Tai būtent apie visas šitas energetinės skylės, čia aš tik kelias jas paminėjau, kalbu savo mokymuose Pinigų valdovė. Taigi pagalvokite iš to, ką sakiau, ką jūs jau galėtumėt pritaikyti šiandien ir padaryti, elgtis kitaip, tam, kad jūs turėtumėt daugiau energijos. Sėkmės!